Ir ką, pagaliau esu Vilniuje, Gedimino prospekte, prie Seimo. Čia vyksta ėjimo varžybos, tiesiog padaryti atstumai, tam tikrą distanciją. Man teko dar nuo geležinkelio stoties paeiti iki čia, prasivaikščiot, oras toks geras, truputį vėsokas. Spalio 1, 23 metų. Tikrai pasaka, žmonių bilia kiek, labai daug. Taigi, 25 km atstumas. Šią distanciją maždaug nežinau, per kiek laiko įveiksiu, jau seniai ėjęs, bet šiaip visas kelias traukia link ten, o paskui nežinau, pagal nuorodą žmonių seksiu, pagal žmonių, va, kaip sakant, tuos atžymėjimus, viskas ir orientuosiu. Čia turbūt eilė, jo, čia reikės pasimti savo lapelį, numerį ir žygiuot, spėsiu, nes startas nuo 9 iki 10 maždaug. Kokia eilė, teks palaukti. Na štai, gavau numerį 21 574, 25 km trasa. Reikia savaržinėms susisekti ir judėti, ten bus sakė nuorodos rodiklis. Na štai kaip atrodo. Čia dar žmonės nusifotkina, bet aš manau jau trauksiu taip pats. Vienas eisiu. Nu, pradedu savo žygį, ėjimą. Na ir ką, pradedu. Sakė, bus nuorodos, seksiu aišku pagal mėlyną užrašą, nes kaip yra mėlynas, kitų yra geltoni užrašai. Ten 10 km, 5, aš ėmiau didžiausią maksimalę distancija 25 km. Taigi, į dieną oras šiltėja. Iš pradžių ryte buvo labai šalta, kai traukiniu važiavau. Lietuvos nacionalinė biblioteka. Taip, Vilniuje daug gražių pastatų. Įvairių vietų. O valandų yra po 9:41, įspėjau drąsiai, nes po 10 jau būtų kebliau, sunkiau. Tai va, 25 km. Nu, bus įdomu, kada baigsiu kelionę. Jis sakė, viskas gaunasi, ratu klausinėjau žmonių vietinių. Ir po to medalį teiks. Įdomu, per kiek laiko nueisiu. Pertraukų ilgų nedarysiu nieko. Prieinu pro kavinės, aišku, pasispilni šviesoforai, vis tiek perėjos, tą reikia paisyti. Daug dalis nuėjo, čia matau va, irgi 25, kiti. Štai kiek dar žmonių eina už manęs. Taip, mano greitis maždaug gal 6 km per valandą, tiksliai negaliu pasakyti. Bet praeinam dabar link pro Gedimino pilį eisim. Ta kelionė tik, kaip sakant, prasidėjo, tik fantastika tiesiog. Bernardinų sodas.
Taip, aš žinau, norėjau pralendę. Rodyklės žyminčias atstumus kelią, maršrutą. Tipo, norim eiti pavalgyti, bet fiziškai nebegalim judėti. Kramtyt sunku. Tikrai labai gražu išties. Daug gražių vietų Vilniuje, su gatvelių, skersgatvių, tokių užkampių išeinam. Tai tiesiog taip. Dar aišku, kelias nemažas, tikrai nemažai nuėjom, bet jau vis tiek darom tokius ratus. Kiek pafotografuoju iš telefono ar pafilmuoju, sustoju, atsilieku nuo žmonių. Paprasčiausiai, bet aišku, čia ne kokios lenktynės. Tiesiog eini ir viskas. Nufotografuoju kokią gražesnę vietą, pastatą, pafilmuoju iš telefono ir viskas. Neskaitant pačios kameros. Stengiuosi susikoncentruoti. Tai va, mėlyna rodyklė tiesiai, kurie geltona, trumpesni atstumai, 10 km trasa, jie suka po kairę. Aš einu toliau. Aišku, eisiu greičiau dviračių taku. Taip yra paprasčiau. Tiesiog greičiau. Išeinam per stadioną, tokia danga malonu net eit. Dabar jau tenka eit miškeliu, pakilom į kalną. Matai, Einšteinas, kaip tu galvoji? Kalnas atėjo, labai statu. Taip, statumas tikrai nemažas. Tenka dar nueiti, lipti atsiremiant medžiais. Žygis tęsiasi, puikiai einasi. Kita grupė atsiliko žmonių. Biškai įsiveržė į priekį daugiau. Bet dar kiek į priekį
Po manęs yra žmonių, belie kiek. Čia šimtais, turbūt nežinau kiek, koks skaičius. Bet tikrai labai žygis patinka. Belmonto takas. Pats parkas. Belmonto takas. Aš jį norėjau aplankyti. Tai kaip tik ir pasitaikė proga. Nuskilo, kaip sakant. Tiltą neįsimaisim taip. Pagaliau pažintinis takas prasideda, jis prieitas. Kiti žmonės daro pertrauką, užvalgo. Gal šiek tiek reiks užkasti ir man, atsigert vandens, trumpam sustot. Ir viskas, čia labai gražu. Atitodanga. O dabar jau pažintinis takas prasideda Vilniui. Visuomet norėjau jį pamatyti. O čia tokia žmonių eilė prie tualeto. Nu jo. Aišku, tualetų yra kiek 5. Gal reiks palaukti. Na ką, žygis tęsiasi, dabar kažkoks saulės laikrodis. Reiks prieiti. Labai gražu. Bet apniukė. Pajutau šiokį tokį vandens lašą. Gali būti lietaus. Ir ką, čia turim kavos aparatą. Reiks pasiimti kavos. Užimtas aš. Ką, sveikatą. Eilė prie kavos aparato. Šiek tiek buvo palyję, bet dabar nustojo. Dar truputį lyja, bet labai nesmarkiai. Neturėtų smarkiai lyti. Na, kelionė tęsiasi. Jau kokie 10 km tikrai nužingsniuota. Bet dar nemažas atstumas. Pusė maždaug galima sakyti. Ko darželis lauko stovykla.
Pučkorių pažintinis takas, atodanga. Čia atsiveria skardis, labai gražus vaizdai. Aš būtent šitą vietą ir norėjau aplankyti. Taigi, šis žygis pasiteisina. Ir ten ateina kraujuoja žmogus lietuvių takas, kelias. Mes vaikas. Tu savo kaip gražu. Kuris fotografavo. Aš tiek nežinau, nedatrauk. Kas tie vadovėlis? Tai Pučkorių pažintinis takas. Čia ir prezidento, sakė, namai matėsi. Žymybių Lietuvos. Ten toliau. Eik tu savo aukštas slėnis. Statumas bilia koks. Tikrai labai gražu. Tai yra mano lietuviška kelionių, lietuviškų svajonių įsipildė. Vilniaus šitą regioną pamatyti, čia gražiausia vieta. Čia eina takai, ten toliau aišku jau į gatvę. Reikia dar palipti laiptais. Reikia traukti toliau. Tikrai labai gražu. Aišku, nereikia nuklyst, nes takas eina taip. Ten galėt, bet reikia laikytis trajektorijos šito kelio. Negalima nuklyst. Šiaip aišku daug jau labai sulėtėjau. Pradėjo truputį skaudėti kojas, bet nieko. Buvau užvalgęs, užkandęs. Atsilikau nuo kitų žmonių, bet aišku vis tiek labai daug žmonių. Žygis tęsiasi toliau, toks, kaip sakyčiau, net pažintinis. Tikrai padarė įspūdį. Fainai, labai smagu. Norėtumės palyje, bet nesmarkiai. Tikrai spalio pirmoji. Dar tikrai labai gražus, kaip sakant, mėnuo. Rudens. Taip, perėjom tiltą, einam toliau, čia policija reguliuoja eismo kelio, eisim per kitą, smarkiai jau pradėjo lyt. Kiek čia turim valandų? 13, po pirmos 13. Nu, dar aišku, porą valandų drąsiai, aš manau. Bet aišku, pusę kelio yra tikrai drąsiai, jeigu ne daugiau. Taigi 25 km yra rimta distancija tokia, eit keliais. Aišku, dar žmonių dar. Miško keliai, paėjom per miestą, įvairiai, vienu žodžiu. Tikrai Vilnius padaro įspūdį. Pats žiedas, dabar aišku tokia išinam jau kaip kelią ir vėl eisimės į miškus. Gausus ratas ir vėl grįšim į tą pačią vietą, sakant grįšiu, ten įteiks medalį, man įdomus bus koks laikas, gal kokios 6 valandos. Kažkada prieš 5 metus 18 spalio vidury, dar buvo laikas sutrumpėjęs, buvau bėgęs krosiuku ristele lėtai ir įveikęs per 12 valandų 75 km. Aišku, su tikrų bėgikų ultramaratonininkų tai čia nėra daug, bet man patiko, toks irgi buvo kaip žygis. Tik aišku 3 kart daugiau per 12 valandų. 3 valandas ilsėjausi, 9 bėgau.
Būtų fainai sukurti tokią sporto motivaciją vėl bėgimą padaryti. Bet šį mėnesį nebūsiu pasirengęs. Bet už to apsiriboju ėjimų pačiu. Tai irgi smagu. Šaunu. Ką, vėl nuokalnį leidžiuosi. Sapieginės pulso takas. Nu ką, judam toliau. Nemaža rastų virtinė. Biliukas. Ką, reikia į toliau. Čia dar kažkoks bunkeris yra. Reikia užėjti pasižiūrėti. Aišku, reikia nenuklysti nuo žmonių, bet yra bunkeris. Atidarytais vartais. Na, pasišviesiu telefonu, nes gero prožektoriaus neturi. Šis menkai šviečia. Geras. Šitas žygis tikrai pažintinis. Jo. Na jo, gal labai daug nesitėsi, bet vis tiek atstumas gali būti nemažas. Na čia dar apačioje reikia užėti. Jo, šiaip tuneliai nemaži, bet aišku, primena fortą Kauno. Eik tu kokia anga, net nepralyčiau su kuprinė. Jo. Nu fainai, fainai, bet reikia judėti per mišką. Miškų smagiau vis dėlto. Lenkijoje jau tuneliuose pasivaikščiau užteko. Arba užteko Kauno pirmam forte. Tai buvo irgi toksai jausmas, kad na štai. Kada būsiu Vilniuje ne kartą atvažiuosiu, reikės gal patirinėti apleistus pastatus. Žadu dar daryti va tokius eksplorinimus. Na, bet dabar apsiribosiu aišku žygių. Pačia kelionė. Tikrai smagu, šaunu, ką reikia judėti toliau. Trylika 43. Ir kelionė mano tęsiasi jau 4 valandas. Taip, tikrai daug įspūdžių palieka Vilnius. Dabar nustojo lyt, nebelyja. Taip, po 9:42 buvo, dabar po 1:42. Šiek tiek truputį praukė. Jaučiuosi puikiai. Bet tikrai daugiau kaip pusę kelio nueita. Kaip sakant, pažintinis žygis. Tikrai smagu. Ką reikia dabar vėl kilti į kalnę. Ir manau išeisim pačio jau miesto. Red Bull. Žinoma, galėjau nusipirkti Red Bull'ą, bet energetinių kažkaip gėrimų atsisakiau. Gal bent laikinai, nežinau. Sušlubavo man truputį naujų sveikatą, bet geriu tik kavą. Bet jį praleidau. Turiu vandens, man to užtenka. Galima geriau jau kolos atsigerti, negu pačio energetinio. Bent jau man, aišku. Tai ką, traukiu toliau. Žygis tęsiasi.
maža eilė vėl prie tualeto žmonių. Kaip sovietmetį prie dešros. Neblogai. Taip, statūs šlaitai. Taip, statūs šlaitai, kalnai, vairūs takai. Tikrai einasi gerai. Aišku, truputį kojas skauda, čiučiut pavargę. Bet eit galima drąsiai. Grįžom į patį miesto centrą einam. Jau nedaug turbūt ir lieka. Jau tikrai virš 20 km. Vėl takai. Man atrodo, netoli tikslo. Paminklai. Taip, vėl nuo kalno, laiptai. Wow. Nemažas statumas laiptų. Kažkas batą paliko, čia pametė. Visai nieko. Kelionė dar tęsiasi, bet jau vis tiek tikslas artėja. Finišas. Štai 3 kryžių kalnas. Pasaka.
pas bien m'en servir. Parce qu'il y a beaucoup de réglages et tout ça. Donc je mets tout le temps sur Ja, automatique, mais enfin, aujourd'hui, c'est pas possible pour le... Merci. Bonne journée. Na ką, reikia judėti toliau. Labai gražiai Vilniaus panorama atrodo nuo Trijų kryžių kalno. Ką tu pasaka? Kiek jau turim valandų? Čia pažiūrėti. Geras. Jau yra 15:39. Tai viskas. Jau yra 5 valandos. Kaip trunka žygis. Ir vėl laiptai, ir vėl reikia leistis laiptais. Kažkas minėjo žmonių, nugirdau pokalbį rusiškai kalbant, 22,5 km. Tai galim sakyti 2,5 lieka. Visai tikėtina. Nes jau sakau, 5 valandas, kaip trunka žygis. Čia kaip gražiai atrodo. Tenka sustoviniuoti, aišku, vis tiek. Reikia pafilmuoti kas vietas, pafotkinti. Ir tai aišku užtrunki. Greitis sumažėja, bet niekur neskubi. Yra normatyvus limitas. Gal daugiau kaip biškį per 5 jau. Bet vis tiek tikrai labai smagu. Padaro įspūdį Vilniaus šitą ekskursiją, šitą žygis. Vilniaus upės tiltas. O jau netoli finišo. Nes jau dabar pats miesto centras. Jo, fantastiškas žygis, labai patiko. Dabar artimiausias manęs laukia Kazlų Rūdoje. Spalio 7, tai beveik po savaitės. Tai bus šeštadienį. Irgi iš ryto. Ten distancija sieks 36, beveik 37 km tiksliai. Tai kaip sakant, pusantros šitos distancijos, dar pusę dadėjus. Pusantro karto ilgesnė. Tačiau Kazlų Rūdoje. Esu kažkada buvęs vaikystėje. Taigi, jeigu bus geri orai, viskas tvarkoj. Dar pasidarysiu ir pats žygius. Kaip sakant, net ir bėgimo gal ir dviračio. Reikės pasibandyti, pasižiūrėti. Fainai, tikrai labai smagu. Gaunasi visas ratas aplink tiltą perėjus per tą pusę. Taip. Bet jau visai prie pat, galima sakyti. Trumpam sustojo po tiltų. Šakės oras aukšlykštas. Lyt smarkiai pradėjo, sulijo žmonės. Mano net pats numeris visas nuplyšo. Popierėlis. Šakės, teks rankai pasinešti viskas, nieko laikikliai, nieko nelaiko. Visas sulijo. Aišku, Dievui, kad kamera nesušlapo, tai būtų pasiekmės liūdnesnės. Bet aišku, dar telefonė daug vaizdų įrašų įsaugo nuotraukų. Nedaug liko, tada, kaip sakė, 22,5, tai čia tik pasirodė, pasigirdo. Dar daug eit. Man pačiam atrodė, kad jau nedaug, pasirodo dar labai daug. Visą valandą beveik. Nu, bet jau dabar tikrai netoli, bet norėtų nustot lyt. Blemba, koks šlykštus oras, kaip nelaiku. O jau tiek nedaug iki finišo. Na nieko, bus įteikiami medaliai, laikas susigaišo, bus kokias grubiai 6 valandos. Na ką, reikia eiti toliau, nieko nebus, nuo lietaus nepasislėpsi. Čia truputį apstojo, bet nieko, reikia eiti toliau. Viskas. Štai, iki finišo keli šimtai metrų. Va, kur tikrasis atstumas, 25 km. Ten prie kryžių kalno dar 3, tai kurt, bet ten buvo nemažai atstumo. Gal nuo čia kokie 6 km, 5 gal, o ne keli. Tai vat. Bet jau atstumas galima skaityti įveiktas. Tikrai patiko, kad tik viską lietus sugadino, šiek tiek sulijo. Piški nesąmonė. O visą dieną viskas, nuostabu pasakiška. Taigi,
Aišku, sakau, pavargau, tai reiks traukti namo į Kauną. Grįžčiau vėl traukiniu. Bet tikrai Vilniuje labai fainų, gražių vietų. Pati panorama dar miesto. Spūdingai. Na, štai ir atėjau. Štai medaliai, štai mano numeris. Jeigu 10 ėjo... Mano va, tik nuplyšo, lietus nuplėšė. Viskas gerai. Bet numerį. O, Jeigu jūs norit nusipirkti Ačiū jums labai. Dėkui. Sveiki. Kaip ir viskas, viso laimingai. Wow, 25 kilometrai. Ir turim 16:40. Tai ką, 7 valandos. Taip išeina. Po 9:40 pradėjau, bet 20:10. Nu taip. 7 valandos įveiktos. Fantastika. Tikrai patiko, tik sakau, ant galo lietus viską sugadino. Vieno vietos škvalas toks buvo vienoje vietoje vienu metu. Tai viskas, renginys jau kaip ir į pabaigą, nors na čia yra žmonių, čia darosi fotografijas. Taigi, na čia ir pradėjau eiti, tai va visas ratas per visą Vilnių. Ką, kaip ir viskas, kelionė baigta, visas žygis 25 km. Labai patiko, reiks traukti namo, buvo fainai.